Labas rytas. Šiandieną yra 7 minimo diena. Ir kas mane šiandien laukia, tai namai. Valio. Bet kad iki tų namų dasigauti, dar reikia padirbėti. Vakar žiūrinėjausi maršrutus, kad išvengti žvyrkelių, nes labai daug maršrutų man čia išmeta. Jeigu, aišku, su dviračiu vienokia, automobilių kelias kitokį. Jeigu tiesiai iki namų parašau, bet parašiau iki Vievio, tai gaunasi 84 tenais, 82 kilometrai. Ir nuo Vievio jau ten, nežinau, gal 10 kokių kilometrų bus belikę. Tai daugiau biškai negu 10, bet jau kaip ir namai, tai labai mažai. Tai pasirinkau šitą maršrutą. Aišku, dabar važiuoju iš tų molėtų ir kalneliai nesibaigia. Kelienas labai skauda. Aš pasižiūrėsiu, kaip jausiuos atmynus iki Vievio. Jeigu jau įsiskaudės, manau, Vievis bus paskutinis mano galutinis tikslas. O jeigu viskas gerai, tai tada parpumpuosiu dar iki namų. Tai va, šiandieną sekmadienis, tylu, ramu. Vakar buvo molėtų šventė. Aš ją pavėlavau, aišku, vakarė atvažiavau, jau viskas. Bet Džordana Butkutė koncertavo vasaros estradoj, bet man labai toli ir vėlai buvo. Tai aš nėjau pasižiūrėti. Tai vat ir važiuojam, pavalgiau košės. Tai gal bus biškį energijos. Nuokalnės man patinka. Nu dabar aš išvažiuosiu. Ai ne, dar takas yra. Kažkiek tai. Tai va. Išmiegojau gerai. Matot, nebesu tokia baisioniškai užtinusi, kaip pirmom 4-5 dienom buvau. Nes ten tai buvo kažkas tai baisaus. Nu va, gerai judam. Po biškį šiandien. Nereik niekur skubėti. Tai bet iki vakaro bandysiu pasiekti namučius. Žodžiu. Vėlgi, kalnai kalneliai. Nežinau, per kamerą nepasimato taip. Nugavau iš molėtų, išvažiuosiu visai kitą pusę, bus kitaip. Ne. Lengvo kelio namo nebus. Jau matau. Google rašo daugiausia lygumos. Šiandien be akinių bandysiu važiuoti, nes aš įdegus. Taip va, balta, ruda. Gal biškį padegs. Paakiai. Bet jau karšta. Ir dar tik tais 7 ryto, o jau rodo nuo 18 laipsnių. Nu, bet kai saulė kaitina, tai kokius 20 turbūt.
Nu, judam toliau. Įdomu, ar privažiuosiu kokį mistuką, kur galėčiau pavalgyti kažko šilto ir skaniau. Gal gausiu cepeliną. Nežinau kodėl, bet kreivinu tų cepelinų nuo pat kelionės pradžios. Ir niekur nėra. Kur tik užeinu, nėra cepelinų, neturi. Tai nežinau. Pasidaviau. Nu, gal šiandien dar pietum rasiu, bet aš abejoju labai. Koks geras dalykas, kad labai mažai uodų. Ir įsijungiau mikrofoniuką, nežinau, per vėją, ar čia girdis. O čia kažkoks tai parkas senų autobusų. O Jėzu, čia dar Molėtų technikos muziejus yra. Čia dar Molėtų rajonas. Gosh. Smagiai su mašina, smagiai turbūt su motociklu. Arba net su elektriniu dviračiu. Galvoju, man jau reikėtų elektrinio dviračio, nesvarbu, ką čia žmonės sakytų. Bent jau į tuos kalnus, kad užtemptų. Jau man keliai nebeneša. Jau skauda kelienis. Tai nežinau. Dabar esu nuvažiavus 16 dar tik kilometrų. 16 kilometrų. Bet jau sakau, pradėjo vakar skaudėti. Tik išvažiavo matomai po poilsio dienos, susigulėjo, nes visas 5 dienas, kaip nekeista, visiškai, ta prasme, neskaudėjo. O pailsėjau, kitą dieną išminiau ir prasidėjo toks su kiekvienu minimu, žinai, taip. Nu, bet praeitais metais per kaimyno, sakau, man jau 2 dieną skaudėjo, tai visas dienas ištversiu ir šit čia. Nežinau, dabar nežinau, kada išvažiuosiu su to dviračiu. Sakau, reikia elektrinio. Tada be baimės važiuoji savo, važiuoji aplink Lietuvą. Kalniukas tik elektriuką užtempia. Labai gerai būtų. Ką jūs manot? Ar elektriniai dviračiai tik silpniem? Bet aš ir nesu stipri. Aš esu silpna. Gal esu užsispyrus daugiau, bet iš jėgų atžvilgių, nu nežinau. Nesu labai stipri. Aišku, tos 100 kilometrų virš yra kas veikti nuvažiuoji, bet vieną dieną, žinai, važiuoji ir pravažiuoji. Kitą dieną, žiūrėk, važiuoji, blembočki, tai jau 1 kilometrai erzina. Tai nuo dienų priklauso. Nu, 20 kilometrų jau yra, bet aš, man atrodo, suvalgius visus savo dalykėlius, bet aš turiu Snykerio ir Pepsio. Ką suvalgysiu, Snykeriukas.
Pepsiukas. Atsisėsiu čia ramiai stoteliai ir sukramsnosiu. Lėtai minasi man šiandieną. Oi, nu bet ką darysi. Taip yra. Valgysiu su vaizdu į laukus ir miškus. Irgi nėra blogai. Dviratukas cypia. Bet mano tas purškiklis dabar kažkur ar čia giliai kištas tikrai neimsiu. Gal datemsi man. Datems jisai man gal. Vėl į kalną užkopiau, bet nesimato, matot. Ir leisius nuo kalno, paskui vėl kopsiu. Tai va pasistiprinu ir judu toliau. O Vilnius šiam 7. Gal iki Vilniaus paliekti, bet ne, paskui bus labai toli grįžti. Varom į Viebį. Ten. Oh my goodness. Mažiau nei vakar, bet nežinau ar mažiau. Beveik tas pats. Bet ne, mažiau. Dabar yra 30, beveik 9 kilometras. O čia yra Širdies bažnyčia Paberžės. Vadina taip. Nu, tokia. Kaip kaimui. Neblogai atrodo. Taip, kad... O, ir atidarė. Matė, kad stovi, atidarė. Bet aš neįsiu, man patinka išorė. Išoriai. Norėčiau prisėsti kažkur, tai bet dar yra laiko. Tai manau, kad dar ieškosiu, kur pavalgyti. Nes dabar yra be 20:10. Numinėjau 39 kilometrus beveik. Artimiausias miestelis dabar Šuneliai. Bet ten irgi turbūt maišiagalai pavalgysiu. Jau maišiagalą va. Gerai, bandom važiuoti toliau. Ciuci, labai, koks tu mažas, koks tu mažas ciuciukas, lebašnio. Ką pasakysi? Nio, atėjai, galvoji palosą? Ką? Galvoji palosą, kaip man dabar išvažiuoti? Ką? Mažas esi? Mažas paputis, mažas, geras mažas. Toks vardukas tavo. Žirnis gal irgi? Susėdo savo ir laukia. Palaukia, neišeis į gatvę. Bijau važiuoti dabar.
Jo. Leisi važiuoti? Ką? Leisi? Gerutis, karšta mažiukui. Gerai, ate. Su 40 kilometrėlių. Važiuojam toliau. Įdomi sodyba. Važiuojam link Maišiagalos. O, 8% sukilimo dabar. Oh my goodness. Nebepaėjau. Yra 9% sukilimo. Aš tikrai stumsiuos dviratį. Miestukas, medžiukai. Turiu? Nebijok. Jo. Sako, gyvybės draudimą ar turiu? Turiu, sakai. Nebijok. Važiuoju šalia autostrados. Su Maišiagaloj. Liko kilometriukas iki Grafo dvaro, kur aš eisiu pavalgyt. Kavinė biškį toliau. Gražus dvaras. Grafo dvaras. Sakiau, čia burėka, aišku, su kolyte. Ir cepakų, aišku, irgi neturėjo. Tai žemaičių blyninės, vieną su kefyru. Vis gerai. Energiko. Jo. Pavalgiau. Daug. Skaniai iš tikrųjų. Palyginus. Dabar važiuoju link Vievio, liko 25 kilometrai. Žiauriai karšta, 29 laipsniai. O, bent jau paleidžiuosi. Vėjukas pučia.
Kiemeliai. Pasižiūrėkit, koks kalnas manęs laukia. Va kokie Sosnovskio barščiai. Įspūdingo dydžio. Nusprendžiau Vievį, mano galutinis tikslas bus Vievis. Nes pleskina 30 laipsnių, man tiesiai, aš jau vos laikausi. Liko dar 19 kilometrų iki Vievio. Tai gal tiek dar daminsiu. Ir mano kelionės pabaiga. Nes labai pavojinga iš tikrųjų. Aš galvoju, čia galiu mintis, žinot, tą kelieną pakentiesiu. Bet tas karštis ir saulė spigina tiesiai man į galvą, į veidą. Ir aš, net nebežinau, man šilumos smūgis ištiks. Tad nedžedžinkit. Man atrodo vis tiek 600 virš gausis kilometrų. Tai mano asmeninis rekordas. Va, realiai grįžtu iš ten, kur atvažiavau. Suksiu į kairę. O tiesiai į Kernavę buvau sukusi. Atvažiavau iš Vievio. Čia Braškės, Kaziuko ūkis. Realiai iki namų būtų likę 15 kilometrų. Tai realiai skipinu 15 kilometrų. Bet man nesvarbu. Nes jau kai dvejinasi vos ne akyse ir ten silpna, tai tikrai manau laikas yra sustoti. – 70 kilometrų jau padariau. Dar liko 13. Bus 83. Visai padoriai. –31 laipsnis. Gal įkalnė belenkokią ilgumą. Ir aš stumiuosi. Nes aš jau viskas. Dar 5,7 kilometro. O vėjukas papučia. Taip gerai. O reikia į pavėsį atsigulti. O Vievis. Pagaliau atvažiuoju biškį toliau. Iki parduotuvės vienos, kur manęs lauks jau. Tai reiks pasižiūrėti, koks šitas kelias iki jo.
važiavau, viskas. Viskas, pasitiko mane su šalta kola. Surinkti šiandieną 83, beveik 84 kilometrai. Dar pavažiuosiu, kad būtų 84. Ir viskas, kelionė baigta. Paskui paskaičiuosiu, kiek čia iš viso man gavosi. O dabar cheers. Nu va, aš jau namuose, prie savo gėlyčių. Aišku, gaila, kad nepadariau tų 15 kilometrų dar, bet saulė kaitino 31 laipsnį žiūrėjau. Trankė mane belenkaip ir tie kalnai ir tiesiog nežmoniškai jėgas atėmė. Jie pradėjo ir silpną darytis ir viską, plius kelienos skausmas, tai čia jau antrailis dalykas buvo. Tai nusprendžiau, kad man užteks, gavusi, nežinau, matosi 604 kilometrai ir sudeginta 9256 kalorijos. Tai va, o iš viso šiandieną, kaip sakiau, buvo 84 kilometrai. Aišku, žadėjau 690, bet kažkaip tai vėlgi aš kaip visada apsiskaičiavau turbūt. Vienas dalykas, antras dalykas buvo daug kelių, kur aš biški atstumus mažinau. Ir trečias dalykas, jau jėgų nebuvo. Tai vat, mano toks iššūkis aplink Aukštaitiją, Didžioji Aukštaitijos kilpa baigta. Dabar laukia naujos kelionės. Kelionė į Slovėniją laukia, žygiai po Triglavo nacionalinį parką ir ne tik, tai irgi pafilmuosiu, padarysiu vlogų, įkelsiu, parodyti, kaip ten jis faina ir gražu. Taigi, kas žiūrėjote, ačiū, kas žiūrėjote, jei patiko, paspauskit like, paspauskit, prenumeruokit mane, kad gautumėte notificationus apie mano kitus visas keliones. Ir ate!